Sveiki, apie tai, kas svarbu ir įdomu žinoti apie įvykius Briuselėje ir plačiau. Hamas ataka prieš Izraelį, civilių žmonių žudynės ir visa tai, kas vyksta ir šią savaitę, žinoma, yra dėmesio centre. ES reakcija buvo, aš sakyčiau, kiek sutrikusi. Iš vienos pusės teisingai buvo pasakyta apie paramą Izraeliui, apie mūsų kritiką, pasakyčiau, netgi ne kritiką, bet apskritai paneigimą tų metodų, kurios naudoja teroristinė Hamas, bet buvo sutrikimų kitoj pusėje. Tai tiekti pagalbą, kokią pagalbą tiekti, kada, kam ir panašiai. Na, tai, kad vis dar ES institucijos neišmoko veikti kaip viena jėga, kaip vienas žaidėjas, yra mūsų tragedija. Ir tai tikrai nesustiprina mūsų pozicijos. Bet reikia suprasti vieną dalyką, kad Hamas išpolis nėra vien tik tai įvykis regione, artimųjų rytų regione. Tai paveiks ir plačiau. Tai bus ir globalaus saugumo klausimas, kuris jau turi įtaką štai ir galbūt situacijai Ukrainoje ir panašiai. Ko, mano manimu, reikėtų, kad mūsų reakcija būtų dar kietesnė ir aiškesnė? Pirmiausia, aš manau, kad Hamas teroristai turi būti teisiami tarptautinėme teisme. Tai yra iš esmės nusikaltimai prieš žmogiškumą. Ir jeigu tai bus vėl tik tai Izraelio ir Gazos ruožo santykiai, mes neišeisime iš šito uždaro rato. Taip negalima. Antras dalykas. Iš tiesų, ką mes turim dabar stebėti, tai yra įkaitai, įkaitų gyvybė. Galbūt ir greičiausiai taip yra. Ši savaitė yra lemiama jų gyvybei. Jie išliks gyvi, ar su jais kažkas tai atsitiks. Neduok Dieve, pats blogiausias dalykas. Todėl mūsų parama, kad ir kurią teikia ES Gazai, humanitarinė, turi būti sąlygota įkaitų paleidimu. Kol įkaitai nebus paleisti, negali būti apie jokių santykių atkūrimą, apie kažkokią kitą dialogą, kol tai neįvyko. Na ir kągi, matysime, kaip klostysis įvykiai, bet akivaizdu, kad tai yra, matyt, ilga. Tai nėra savaitės dviejų reikalas. Šią savaitę stebime įvykius toliau Slovakijoje ir turiu pasakyti, kad, matyt, pildosi blogiausias scenarius. Tai yra Smer partija, Fico partija, bando sudaryti ir atrodo jau sudarė susitarimą su antraja partija, tai Hlas, anksčiau buvę atskilėliai nuo Smer, prisijungs taip vadinami nacionalistai, Slovakijos nacionalistai, štai jums bus ir koalicija. Kągi, mėly socialistai, jūsų grupės nariai sudaro šitą koaliciją. Dabar mes stebėsime, kaip Europos socialistai įtakoja šios koalicijos politiką. Jeigu jie eis toliau tokiu populistiniu keliu ir vykdys tuos pažadus, kurios Fico davė žmonėms, jokios pagalbos Ukrainai ir panašiai, na kągi, linkiu jums sėkmės, tikrai jums lengva nebus, tikrai jūs patirsite viską. Na ir aš tikiuosi, kad jūsų skelbiamos europinės vertybės atsisuks prieš tą patį Smer ir Hlas. Kitaip, tai bus apgavystė, tai bus vieną sakau, kitą darau. Tai yra labai svarbus įvykis Europoje, nes matysime ir daugiau rinkimų dar prieš Europos rinkimus kitais metais. Kągi, stebime ir žiūrime. Šią savaitę buvo daug įdomių, labai, sakyčiau, reikšmingų susitikimų su buvusiu prezidentu Petro Porošenka. Puikus buvo pokalbis su kolegomis, iš tikrųjų, išsamus ir turiningas. Buvo susitikimas su buvusiu, dabar opozicionieriumi, Rusijos ministru pirmininku Michailu Kasjanovu. Taip pat su keleto kitų svarbių opozicijos veikėjų. Darbas vyksta, ruošiamės kitai sesijai Strasbūre. Bus tikrai įdomi sesija. O šios savaitės, matyt, pagrindinė dar ir vinis yra tai, kad Sacharovo pagrindinė nominantė tapo Amini Manse, tai yra ta Irano mergina, kuri buvo nužudyta režimo, jinai bus nominuojama, aš esu tikras, kaip pagrindinė Sacharovo laureatė šiais metais. Pritariu, yra ir kitų, žinoma, kandidatų, bet tai yra tikrai be jokios abejonės labai svarbus mūsų pareiškimas apie žmogaus teisės visame pasaulyje. Kągi, šią savaitę tiek, laikykitės, iki.